Šiandien esu Vilniuje ir atvažiavau ištestuoti Honda NT 1100. Tai yra motocikliukas, kurį senai buvau nusižiūrėjęs ir vis dar nebuvau su juo pravažiavęs, tai norėjau truputėlį pasižiūrėti, kas tai yra per daiktas. Kodėl atkreipiu dėmesį į šitą motociklą? Pirmas dalykas tai yra, šioks toks kelioninis motocikliukas. Aišku, nėra jis iš tų didžiųjų gigantų, bet jisai turi keletą funkcijų, kurios man labai įdomios ir patinka. Pirmas dalykas, tai kas patinka, tai kad yra amortizatoriai reguliuojami. Tai reiškia, jeigu mes užsisadinam keleivį arba didelius lagaminus sunkius, tai galim nusistatyti, kad mūsų amortizatoriai tiek priekiniai, tiek galiniai prisitaikytų prie svorio apkrovos. Kas man labai buvo įdomu, iš tikrųjų niekada nebuvau bandęs, tai yra dual clutch transmission, tai yra automatinė greičių dėžė. Vadinasi, šitas motociklas neturi sankabos. Tai man buvo keista, kad atsisėdus nėra čia ko spausti, tai toks jausmas šiaip įdomus. Bet nežinau, 3 minutės iš tikrųjų perpratau ir visiškai kitoks jausmas. Dar prie viso ko yra uždėta komfortinė sėdynė. Iš pradžių man nelabai pasirodė jinai patogi, bet dabar pravažiavus kažkiek tais, tai tikrai, nežinau, patiko. Dar man labai aktualu buvo, kad būtų pakankamai minkštas motocikliukas, tai visai tikrai nebloga pakaba. Galėtų būti šiek tiek minkštesnė man. Jau iš karto yra uždėtas tvirtinimas, vadinasi, reikia tik tais krepšio. Labai puikiai nuima vėją nuo kelienų, kas yra aktualu mūsų šaltais rudens ir pavasario orais ir laikotarpiais, tai kad vėjas taip eina gražiai, tukt ir apeina mūsų kelieną. Plius dar yra labai geras dalykas. Šitas, kas irgi, jeigu yra lietus ar kažkas, tai koja kaip ir apsaugo, nebūna batai iš karto šlapi. Tai yra žiauriai geras pliusas, kas vairuoja motociklus, tai supranta, apie ką aš kalbu, kai lyja. Dar vienas privalumas, kas įeina, tai yra tokie sparnai, aišku, nežinau, kaip jie atrodo vizualiai. Atrodo kažkaip taip, ar tai yra gražu, negražu, aš jau negaliu spręsti, bet vėlgi aerodinamika nuima nuo rankų šaltą vėją. Kas man dar yra, man asmeniškai, tai yra didžiulis labai pliusas, tai kad aš mėgstu labai dažnai vėją, orą, kad būtų man šalta. Šalčiau, ta prasme, jeigu yra karšta diena, bet taip pat, jeigu yra ir šalta, norisi, kad, arba važiuojant greičiau, norisi, kad būtų kažkokia tais apsauga nuo vėjo ar nuo šalčio. Tai čia yra reguliuojamas priekinis stiklas, kurį galima netgi važiuojant pasikelti ir nusileisti. Išmetimo garsas tikrai yra neblogas, gamykliškai padarytas, tai tikrai skamba visai neblogai. Plius mes turim pilną LED optiką, ta prasme galima aišku užsidėti dar prieš rūkinės čia pačioj, bet tikrai man atrodo, tų lempų turėtų užtekti, tai vis tiek atrodo visai neblogai naktį vakare šitariu. Aišku, priekis, šiek tiek neša į tą motorolerį, skuterį, bet, visa tai yra dėl aerodinamikos irgi padaryta, nes vėja tai tikrai gerai nuima. Kas dar įdomaus, tai kad šitas motociklas turi ir rankinį stabdį. Su kažkaip taip pat užsitraukia ir paskui nusiema. Pliusas, dar kiek teko anksčiau domėtis, tai yra irgi avariniai posūkiai, ta prasme, jeigu labai greitai stabdot, tai čia turėtų pradėti jie kažkaip mirksėti, ar lempa galinė. Kažkas, žodžiu, turi pradėti papildomai mirksėti. Tai irgi toks dalykas, kad atkreipti gale važiuojančių automobilių dėmesį. Šiaip bendrai motociklas tikrai žiūrisi neblogai, harmoningai, nežinau, man patinka. Aišku, tai nėra Harlėjus, nėra kažkoks labai didelis ir įspūdingas Goldwingas, bet tai, sakykime, jisai yra, kaip čia sakyti, krikštijamas kaip mažasis Goldwingas. Tai, nežinau, turbūt taip ir yra. Dar vienas pliusas, kad ir mažas, tai kad yra centrinė kojelė.
kitur nebūna, tai jau didžiulė bėda. Kas liečia stabdžius, tai nežinau, ar jų užtenka, ta prasme, norėtųsi gal šiek tiek, kad geriau stabdytų, nes maniškis motocikliukas geriau stabdo, nors svoris čia berods yra tik 10 kg didesnis negu mano motocikliukas, bet mano motocikliukas tikrai geriau stabdo, nors čia yra 2 priekiniai diskai. Šitas motociklas, mano supratimu, kiek dabar prasivažinėjau, kas man patiko iš tikrųjų, tai jisai turi tik vieną minusą, kuris man dėja nepatinka, tai yra va šitas daiktas grandinė. Ir vat grandinė man iš tikrųjų nepatinka, tie tepliojimai, žaidimas, tais tepalais, tai yra didžiulis, nežinau, skausmas, bent jau mano. Tai va, tokią mikro apžvalgą Honda NT 1100 baigiau, dar prasivažiuosiu pro Vilnių, pasibandysiu dar sporto režimą. Iš tikrųjų, sporto režimas jau bandžiau, tai veikia pakankamai neblogai, bėgius išlaiko kur kas ilgiau, bėgių perjunginėjimas tikrai jaučiasi netgi mažiau, kaip pats junginėjai su rankinė, kaip sakyti, paprasta greičių dėžė. Tai DCT, tas vadinamas greičių dėžės veikimas tikrai duodu pliusą, užskaitau. Dabar liko klausimas, ar pirkti šitą motociklą, ar nepirkti. Va čia tai yra didelis klausimas, nes pliusų tai turi tikrai daug, kaina tikrai nesikandžioja. Tai, kaip Honda visada pasiūlo kažką gero, patikimo ir, kaip aš sakau, už priimtiną kainą. Aha, dar vienas dalykas, ko nepaminėjau, tai yra, aš nesu mėgėjęs va tokių kojelių ir ypač sėdimos, kaip sakyti, kojų padėties būtent po užpakaliu. Ne beveik po užpakaliu, bet priekiniai daly. Plius, aišku, keleivio kojelė. Na, tokios šiaip sau. Norėtųsi ir guminių, norėtųsi ir didesnių. Aišku, čia reikia gal jau paskui modifikuoti, kažką keisti pagal save. Ir kaip aš neparodžiau pagrindinio dalyko, tai yra krepšių. Kurie atsidaro šitaip. Ir netgi Hondas krepšys dar vidų yra geras. Ant šniuriukų. Tai va čia turėtų tilpti dar pilnas šalmas, tai fantastinis dalykas. Ir nenukrenta. Super, už krepšius tai tikrai didžiulis pliusas. Įskaičiuota į kainą eina kartu su motocikliuku. Papildomas krepšys apie 600 eurų. Viskas, bendroji sumoje užskaitau. Geras motocikliukas, tikrai viskas fainiai patiko. Varau prasipūsiu ir šiandieną Harlėjus nepatiko, dėja, kaip bebūtų, taip, iš tikrųjų kietas ir nelabai patiko, aiškus, gražesnis, bet čia yra kur kas daugiau pliusų, ta prasme, tai yra protingas pirkinys, Harlėjus šiuo atveju, kurį žiūrėjau, Fat Bobą, tai Fat Boy, ne Fat Boba, tai, turi labai daug minusų ir kaina dar didesnė už šito. Ir dar vienas pliusas, kurio nepaminėjau, tai yra kruizo kontrolė, super. Šiandien apžvalga tokia mikro Honda NT 1100. Baigiam. Tiesa, čia virš 100 arklių, 2 cilindrai. Visa kita kaip ir aišku. Iki.